Taigi, mes dabar esame Sudeikiuose viloje Samanėje, kuria vyksta Utenos internetinės televizijos mokymai Kiekvienas gali antra dalis. Dabar kalbinsime internetinės televizijos vadovą Masanį. Sveiki. Labadiena. Būtų labai įdomu iš jūsų sužinoti kelių klausimų atsakymus. Pone Masanį, kaip kilo idėja surengti mokymus? Kaip žinote, yra Utenos internetinė televizija, kuri turi daug puikių savanorių, tačiau ne visi dirba kompetentingai ir atsakingai. Todėl mums reikėjo pagerinti jų kompetencijas ir norėjome pritraukti naujų potencialių savanorių, kaip šie gražūs jauni žmonės. Tai mes tokie. Kas jums padėjo įgyvendinti idėją? Idėją man padėjo įgyvendinti mano bendražygė Samanė, tai yra ne ši sodyba, tai yra vardas. Ir mano bendražygis Samakatis. Koks mokymų tikslas? Mokymai yra skirti, kaip minėjau, seniems savanoriams ir potencialiems savanoriams, kad juos pažinti su Utenos televizija, su žurnalistikos pasauliu, kaip imti teisingą interviu. Jūs, panelė, dar turėsite išmokti daug ko, tačiau taip, aš suprantu. Tikiuosi išmokysit? Taip, mes pasiteiksime išmokyti. Kokia mokymų tema? Tema yra, kaip minėjau, tai yra, nėra pagrindinės temos, tačiau mes... Tai temą minėjote, ar nėra pagrindinės temos? Pagrindinės temos nėra, tačiau mokymai apie Utenos internetinę televiziją bei žurnalistikos pasaulį. Tai kągi, norėčiau padėkoti už jūsų atsakymus ir geros dienos jums. Dėkoju, viso gero. Viso. Snoj. Laukas čia. Labadiena, atsiprašau, tik. Labadiena, atsiprašau. Taip, esu Karolis Didžiokas, labai noriu jūsų paklausti nuomonės. Malonu ir man labai. Noriu paklausti, ar pritarite tokiems mokymams? Pritariu. Kodėl? Nes kai jie vyksta, mane samdo ir aš tada galiu dirbti ir gaunu. Turi darbo, galite išmaitinti šeimą, taip toliau ir panašiai. Jūs labai teisus. Taip. Ką manote, kuo tai gerai jaunimui? Kaip manote, kodėl tai gerai jaunimui? Jie įgyja patirties ir supranta, kad kai nori valgyti, jie valgo viską. Teisingai šneka. Labai teisingai šneka šita moteris. Gerai. Atsimink mane. Kas yra garsioji UTV? Gal žinote? Utenos internetinė televizija. Teisingai. Kiek mane informavo. Kas UTV vadovas? Gal žinotumėt? Labai įdomi nuomonė. Gerai, ačiū už atsakymus. Man buvo labai kelias. Taip, gerai. Tai va, ką tik išgirdom mūsų pokalbį su viena iš maisto tiekėjų UTV projektui. Jos vardas buvo... Virėja, taip, labai malonu. Ir tęsime mūsų apklausą kitų darbuotojų. Dėkui. Tai va, dabar ką tik pakalbėjome su Virėja. Jos nuomonė visai įdomi šiuo klausimu apie UTV televiziją. Ir dabar paklausim dalyvių, ką jie mano ir kodėl jie čionai sutiko dalyvauti šiame projekte. Taigi, prašau su manimi. Gerai, pirmieji mūsų dalyviai, mūsų panelės. Labadiena, panelės, ar galiu paklausti jūsų kelių klausimų? Galite, aišku. Gerai, kas jūs pastumėjo dalyvauti šiame projekte? Nu, nieks nesistumdė, atrodo, šiaip. Nežinau. Kodėl jūs to norėjote? Taip, galit sakyti. Nes, nu, vis tiek nebuvo niekas veikna, tai ką aš žinau, čia vaitį kopų pažaisti. Bet ar jums patinka čionai? Dar vienas klausimas, ar jums patinka? Aišku, kopos, va čia žaidimai geri žiauriai. Ne vienam Ką manote apie UTV vadovus? Vadovas? Čia vykdavo tu. Vadovas. Ką manote apie UTV vadovus? Nu, geri, ką aš galiu pasakyti, na ką galiu. Vadovai yra vadovai, vis tiek nieko negalima apie jas blogai sakyti. Ir ko jūs tikitės iš šitų mokymų? Nu ką, tikimės, kad išmoksiu žaisti minisveperį. Minisveperį, girdėjot visi? Minisveperį. Sveiki visi dar kartelį, norėčiau dabar pakalbinti trečiąjį mūsų dalyvį. Jo vardas yra Simonas. Taigi,
Jūsų vardas Simonas, taip? Jūsų vardas Simonas, taip? Jo. Taip, labai gerai. Tai gerai, kas jūs pastumėjo dalyvauti šiame projekte? Kas jūs pastumėjo dalyvauti šiame projekte? Nežinau, mama nusintė. Mama nusintė, taip, labai įdomu. Gerai. Ar jums čia patinka? Nežinau. Patinka? Patinka, taip, jam patinka. Simonui patinka čionai. Ir ką manote apie UTV? Ką tokia? Ką manote apie UTV? Kas tai yra? Ir paskutinis klausimas, ko tikitės iš šių mokymų? Nieko. Nieko Pėdos valgyti. Taigi va, čia buvo Simonas, jis mums pasakojo savo nuomonę apie UTV. Taigi, esu Karolis Didžiokas ir mes dabar kalbinsim ketvirtąjį dalyvį, kuris panoro dalyvauti UTV mokymuose. Taigi jo vardas Mantas. Taigi labas, Mantai. Labas, gerai. Dabar kas jis pastumėjo dalyvauti šiuose mokymuose? Gal tėvai artimieji? Tikriausiai tėvai. Taip, jisai sako, kad tėvai. Gerai, ar jums jie patinka? Taip, jam patinka. Gerai. Ir ką manote apie UTV? Ar pažįstate UTV vadovą? Pažįstu UTV vadovą. Gerai. Dėkui, Mantai, labai jums už išsamų interviu. Ir mes keliaujame toliau. Tai ką, Karli, kaip ir baigėme šias dienas darbą? Kaip ir baigėme, Ugne, labai įdomus buvo interviu, visi pašnekovai labai Sužinojome viską. Viską sužinojome, ko tik norėjome. Ir svarbiausia, pabuvome Samanėje. Taip, padalyvavome visose renginiuose ir šiaip buvo labai smagu padiskutuoti ir aš manau, mes kitais metais sudalyvausim taip pat. Mes būtinai sudalyvausime kitais metais. Atvyksime į Samanę. Laukite! Laitasi, čia daug plojimų uždėsi.